Aleksandras Libo, arba taip kaip kartais galima rasti Šmuelis Aleksandras Libo, ne, du tokie vardai. Vienas toksai gal žydiškas labai, kitas toks labiau gal pasaulietinis. Tai buvo Vilnietis, gimęs Vilniuje, augęs Vilniuje ir labai ilgą laiką čia dirbęs gydytoju. Buvo loras, tas ausų, nosies, ryklės gydytojas. Libo gimė 1890 metais, paskutinį rugpjūčio dieną, 31 dieną, ir gimė tokioje įdomioje šeimoje. Jo tėtis Evelis Libo buvo koklių fabriko, kaip savininkas, direktorius mes dabar pavadintume, ir turėjo fabriką dabartinėje Vivulskio gatvėje. Ir tas fabrikas visai žymus, galima tikrai ne vienoje, turbūt laiptinėje ar kokiam nors senamiestyje rasti tame fabrike pagamintų grindų plytelių arba krosnių koklių ir panašiai. O jo mama irgi aktyviai veikia fabriko veikloje ir turbūt pagelbėjo savo vyrui. Tai tokioje šeimoje gimęs Aleksandras Libo pradėjo mokytis rusiškoje gimnazijoje. Tuo metu toji rusiškoji gimnazija buvo įsikūrusi dabartinio Vilniaus universiteto patalpose. O baigęs gimnaziją įstojo į Dorpatą, dabar mes sakytume Tartu universitetą, tenais ir baigė medicinos specialybę. O po studijų 1915 buvo mobilizuotas į Pirmąjį pasaulinį karą ir Rusijos kariuomenės gretose dalyvavo Pirmajam pasauliniam kare. Frontuose gal jisai pats ir nebuvo, bet kaip gydytojas, kaip karo medikas dalyvavo arti veiksmo esančiose vietose. Po Pirmojo pasaulinio karo jisai grįžta į Vilnių ir pradeda čia tą ilgametę savo gydytojo tokią karjerą, praktiką. Tai žinoma, kad jisai labai ilgą laiką dirbo vadinamojo ligonio kasų, tokioje poliklinikoje, ligoniniai, kuri buvo dabartinėje Dominikonų gatvėje. Taip pat teko skaityti, kad jisai savanoriškais tikslais pagelbėdavo žydų ligoninėje, tenais dirbdavo. Taip pat buvo aktyvus kultūros ir rašytojų veiklos organizacijų narys įvairių, ypač jidiš literatūros. Taip pat skatino, puoselėjo tą tokį jidiš kultūrą visame mieste. Įdomu tai, kad jo žmona Vera buvo garsi dainininkė ir neretai skaitant tarpukario spaudą Vilniaus galime pamatyti, kad yra tokios kaip reklamos, kaip tokie pranešimai, kad šiandien Vilniaus radiofone gros Vera Gavronska Libo, negros, o dainuojas ir operinis balsas ir tikrai tokia žinoma dainininkė. Taip pat jo žmona ateina iš tokios įdomios irgi šeimos, iš gydytojų šeimos. Veros mama, tai Aleksandrė Uošvė, irgi yra gydytoja, irgi yra ilgametė gydytoja, žinoma, Šabat Gavronska, kuri Antro pasaulinio karo metu kartu su savo gydomais vaikais ir buvo išvesta į panerius ir nepaliko savo pacientų būti nuvestiems vieniems. Dirbo žydų ligoninėje Pylimo gatvėje. Pavardė Šabat, tai mums turėtų priminti irgi tokį Vilniuje gyvenusį Camachą Šabadą, kurio ir mes turime ir skulptūrą jam atminti, Mėsinių gatvėje, Rūdninko aikštėje. Tai čia ne veltui, tai yra ta pati giminė, ta pati Šabado giminė. Tai irgi ateina jo žmona iš tokios žinomos, kaip čia sakyti, Vilniuje šeimos. Tai ir tęsiasi jų toks bendras gyvenimas. Abudu užaugina Aleksandras ir Vera dvi dukras, Liubą ir Niną. Ir aišku, visa šeima išgyvena holokaustą. Kai grįžta į Vilnių, jisai grįžta jau aišku į Vilnių, kuris tampa Lenkijos Respublikos dalimi. Ir ypač 19-21 metai ganėtinai Vilniuje buvo labai įtempti ir labai daug kupini įvykių ir nelabai gražių. Vilnius ėjo iš rankų į rankas, ar tai sovietinė Rusija valdė Vilnių, ar tai lietuviai buvo užėmę, ar tai Lenkijos Respublika. Tačiau 1919 metais per Velykas, balandžio mėnesį, į Vilnių įsiveržė, užėmė Vilnių iš sovietinės kariuomenės rankų Lenkų kariai, surengė pogromą Vilniuje ir vadinamasis toksai Velykų pogromas, Velykų nakties pogromas.
tuo metu miršta, žūsta, nužudoma virš 60 Vilniaus žydų, labai daug sužeidžiama ir, kur čia vėl Libo veikia, tai galima matyti šaltiniuose, kad jisai yra sudarytoje tokioje komisijoje įvertinti šitą žalą, kurią patyrė Vilniaus žydų bendruomenė. Tai yra apklausti liudininkus, liudytojus, apklausti sužeistuosius ar tiesiog praeivius ir apskaičiuoti, kaip čia kas įvyko. Susitaupęs pinigų nusipirko žemės plotą, tai dabartinėje Kalinausko gatvėje, tas namas ir dabar stovi, Kalinausko gatvė 3, toks labai gražus 20 amžiaus modernistinės architektūros pastatas ir 38 metais jisai įsikelia su šeima gyventi į jį ir tame name, galime sakyti, ir pasitinka Antrąjį pasaulinį karą. Žinoma, prieš nacius tai susiduria su tuo, kad Vilnius tampa lietuvių miestų 39 metų rudenį, tai Sovietinė Rusija Sovietų Sąjunga perduoda Lietuvai Vilnių ir Vilniaus kraštą. Vėliau 40 birželį susiduria su pirma sovietinė okupacija, 41 birželį jau su ta nacių okupacija. Tai toksai jo, tikrai patiria jis visas tas Vilniaus perturbacijas, kurios buvo iki pat 45 metų. Tai toksai, tikrai galima sakyti, vietinis, ne Vilnietis, kuris tikrai daug ką matė, daug ką patyrė. Nacių okupacija jisai pasitinka tuo metu, gal tai labiau priemiestis, tai Valakampiuose. Tuo metu, birželio mėnesis, geras oras ir dauguma Vilniečių, kaip ir šiaip visoje Lietuvoje, mėgstančių vasaroti, išvyksta kažkur už miestą. Tai Libo su šeima taip ir padarė, jie buvo Valakampiuose, kur susidūrė su ta pirma nacių okupacijos diena, kai skrido lėktuvai, krito bombos ir panašiai. Grįžęs į Vilnių, jisai irgi tapo tokių istorinių įvykių liudytojų, tai yra, pavyzdžiui, tikėtina, kad buvo vienas pirmųjų, kuris pamatė pirmąjį Vilniuje subombarduotą pastatą. Jisai buvo dabartinė Pylimo ir Klaipėdos gatvės kampas. Savo paskui liudijimuose mini, kad tenais traukė iš griuvėsių aukas ir tenais prisiminė, kad buvo kadaise gėlių parduotuvė. Tai jo tokie pirmi susidūrimai su Antruoju pasauliniu karu. Nebuvo iškart nuvestas į getą, jis buvo suimtas ir nuvestas į Gestapo pastatą. To pastato rūsiuose ir buvo kalinamas Libo. Kalinamas dėl įvairiausių priežasčių. Visų pirma, kad yra žydas, antras, kad čia buvo sovietmetis, tai galbūt kažkas su sovietais darė. Išleistas iš tos įkalinimo vietos, tai jis jau buvo nuvestas tiesiai į Vilniaus getą. O Vilniaus gete, taip, jisai toliau padėjo Vilniaus gete esantiem kalintiem žydams, gyventojams Vilniaus ir ne tik, ir iš visur, kur jie yra suvežti. Taip pat jis juos gydė, globojo ir panašiai. Yra žinoma, kad Libo buvo vedamas į kailio fabriką dirbti ir tenais jisai sugalvojo susipažinęs prieš tai su žymiais kitais Vilniečiais, Vilniuje gyvenusiais žmonėmis, kad gal ir laikas yra pasislėpti, pabėgti. Tai jo geriausi geradariai, tai yra 3 tokie, tai yra kunigas, istorikas Juozapas Stakauskas, tada yra benediktinių vienuolė Marija Mikulska ir paskui Vladas Žemaitis. Stakauskas tuo metu buvo Vilniaus miesto archyvo direktorius. Tiesiog archyvas mieste. Pastatas buvo Mindaugo gatvėje 8, dabartinis adresas, ten, kur ir dabar yra Lietuvos valstybės istorijos archyvas. Visas Vilniaus archyvas neišsiteko Mindaugo gatvėje, dabartinėje toje vietoje, tai benediktinių vienuolynas ir kodėl ten Stakauskas slėpė žydus, yra susijęs su tuo, kad ten buvo kaip ir papildomas archyvo patalpos. Nes benediktinių vienuolynas oficialiai buvo uždarytas, vienuolių kaip ir nebuvo, laisva erdvė. Ir Libo su žmona ir dukra atsiduria slėptuvėje, kurioje slepiasi ne vienas ir ne 2, bet visai nemaža grupė Vilniaus žydų iš Vilniaus geto. Tarp jų, aišku, žymiausias paslėptas žmogus tai yra Samuelis Bakas, žinoma. Tai ir jo mama buvo tenais, tada buvo kiti, net ir Libo pažįstami, įvairių profesijų žmonės ir jie tenais prabuvo iki pat 44 metų Liepos mėnesio. Ir jį pasitiko tas Vilnius, kaip čia sakyti, kabutėse išlaisvintas Vilnius irgi nelabai draugiškai.
nes, nors ir sugrįžo į namus, nors ir kažkaip vis tiek galėjo pasijausti laisvesniu, visgi jisai buvo suimtas dar kartą, šį kartą sovietinės valdžios ir vėl nuvestas į tą patį dabartinį aukščiausiąjį teismo pastatą, prie tų pačių Lukiškių, kur KGB rūmai paskui bus. Tai Liba sakė, čia buvo vienas iš paskutinių tokių priežasčių, kad apsispręsti išvažiuoti iš Vilniaus, nes sakė, čia nebus nieko geriau, vienus pakeitė kiti ir nėra jie geresni. Lodzėje susikūrė panašiu metu tikrai didelę organizaciją, tokia bendruomenė, kuri vienijo iš Vilniaus geto, iš Lietuvos, iš Baltijos šalių atvykusius išgyvenusius žydus. Tenais jisai pagyveno keletą metų, paskui 60-metį dar sugalvojo sugrįžti į Vilnių, sugrįžo į Vilnių, ir tada jau išvyko vėl į Lenkiją ir tada jau iš Lenkijos į Izraelį. Ir miršta Libo 1970 metais jau Izraelyje. Savo liudijime 60 metais jisai sako, aš grįžau į Vilnių ir dariau nuotraukas. Dariau nuotraukas man brangių vietų, vietose, kur gyvenau, vietos, kurios man tiesiog brangios šitame mieste. Ir tokį albumas yra pakliuvęs į Vilniaus miesto muziejų. Atsivertus tą albumą tikrai pasirodo labai įdomiaus tokių pokario Vilniaus nuotraukų, 60-mečio, tokių mažo formato, nespalvoto, žinoma, nuotraukos. Ir ten figūruoja vienas žmogus, kurį paskui identifikavome kaip Aleksandrį Libo. Tai iš to liudijimo ir sužinome, kad jisai čia buvo, kad jis čia fotografavo. Ir perskaičius tą liudijimą pasidaro aišku, kodėl kai kurios nuotraukos yra tokios, kokios jos yra. Nes šitame albume nėra tai, kad visos šitos nuotraukos, kurių yra virš 150, tarp tų nuotraukų yra iškarpos, atvirukai, tikrai nėra, kad jos visos yra Libo darytos. Dalis jų yra darytos Libo, jas galima atpažinti, jos yra specifinio formato, specifinės spalvos ir jos tikrai kai kur net koreliuoja su paties Libo liudijimu. Pavyzdžiui, yra fotografuojamas dabartinis pastatas Kalinausko gatvė 3, tai jo tas žymusis namas, kurį jisai pasistatydino ir užsakė be to tokio žymaus architekto Smorgonskio darbą, brėžinius ir visą projektą. Taip pat yra ligonių kasos pastatas, kuriame jisai dirbo ilgą laiką. Taip pat yra ir įdomi tokia vieta Subačiaus gatvėje, kur pagal liudijimus jisai sako, čia galėjo žūti. Yra nupaveiksluotas ir toksai kiemas Subačiaus gatvėje, kur galėjo, kaip Libo sako, tragiškai viskas baigtis. Nes jisai ten buvo išleistas iš geto trumpam nueiti ir pažiūrėti sergantį kažkokį tai žmogaus vaiką. Ir jį sutiko lietuvių policininkas ir sako, kas tu toks, ko čia eini. Ir Libo atsakė, džiaugiasi, kad nepaprašė jokių dokumentų parodyti, nes sakė, tada būtų pasibaigę viskas. Ir žinoma, šiaip Vilniaus vaizdų, tokių svarbių ne tik, aš manyčiau, prieš kariniam Vilniečių, bet gal dabartiniam, nes nupaveiksluotos vietos, kur gyveno Adomas Mickevičius, kur buvo lentelės memorialinės, yra aišku užlipta prie Gedimino kalno, ant Gedimino kalno, prie Gedimino pilies bokšto. Kadangi tai yra pokario Vilnius, tai dar daug statybos nebuvo įvykę. Ir pavyzdžiui, yra nupaveiksluota šitą stačiatikių katedrą, baltoji, ta Dievo motinos soboras katedra, kur yra prie Užupio tilto. Ir dabar net neišlikė, baltai uždažyta, bet Libo užfiksavo tokią freską, kuri buvo viršuje. Ir labai įdomu, nes ta cerkvė labai dažnai fotografavo ir Fleury, ir Čechavičius, bet tikrai jinai pakliūdavo, gal net ir Bulhakas yra fotografavęs, bet visą laiką buvo fotografuojama iš tam tikro kampo ir nesimatydavo tos freskos, o Libo pasisekė, nes namas buvo nugriuvęs karo metu ir jisai galėjo tokią įdomią perspektyvą pamatyti. Nežinau, kiek čia jisai specialiai ar kaip menininkas ar kaip kas darė, bet tiesiog kartais pasisekė.
Taip pat tada galime matyti apskritai to meto Vilnių kaip jis atrodo, automobiliai, kabantis laikrodžiai mieste, net jau viešieji, kur parodyti kiek laiko. Tada vienoje vietoje jisai nupaveikslavo Vilniaus rotušę ir kampe matosi Vokiečių gatvės statybos, tos naujosios pusės ir ten irgi kažkoks tai plakatas uždėtas, kažkoks sovietinis plakatas, gaila labai neįsiskaito, nes vis tiek priartinti negalime taip labai smarkiai. Užfiksuotos Olandų kapinės, kurios irgi yra sugriautos, vis tiek nebe tokios, kokios buvo 6-ame dešimtmetyje. Užfiksuota Olandų žiedas, kurio nebuvo, buvo visai kitokia teritorija. Ir šiaip tos Vilnius ir savas, ir svetimas tokiose vietose. Ir aišku, paneriais aplanko panerius ir fotografuoja paneriuose ir viena jo nuotraukų, kurios nėra šitame albume, yra labai žymi, bet būtent yra, aš net labai įdomu, jos trūksta čia, bet jinai yra žinoma beveik visame pasaulyje, kur Libo eina po tokią sukastą žemę, kur tikėtina ir buvo užkasti pelenai ar tai kūnai, bet yra kitos, kuris sėdi prie pirmojo paminklo paneriuose, pastatyto sovietmečiu, yra, kuris vaikšto po panerius ir matosi, kad jam buvo tas svarbu aplankyti tą vietą, kurio visą laimę pačiam neteko ir atsidurti. Galime galvoti, kad jau po karo ta fotografija turbūt labai išplinta ir jau tikrai beveik bet kas gali paveiksluoti, fotografuoti. Ir aišku, galime šiaip kelti klausimą, kodėl mes fotografuojame, kodėl mes patys tą darome, kodėl mums yra svarbu sugrįžti kažkur ir padaryti atminimą tokį. Tai manau, Libo tą ir padarė, jisai norėjo išsinešti dalelę to Vilniaus, išsaugoti savo dalelę to Vilniaus. Ir tas Vilnius jam tikrai brangus buvo, rūpėjo ir nors pats ir nežinau, kaip gaila nepaliko jokio eilėraščio, ten kažkokios dainos apie Vilnių piešinio, bet paliko bent jau keletą nuotraukų ir tą liudijimą ir aišku tą veiklą organizacijoje susijusią su Vilniumi, bet kažkuria prasme ir išsaugojo jisai tą 6-10-mečio Vilniaus vaizdą.